Sveiki atvykę į 12 bei paskutinę šio kurso pamoką. Praeitoje pamokoje mes kalbėjome apie sielos brandą, apie matricų sistemas, apie skirtingus energijos gavimo būdus, bet pagal matricų sistemą energijos gavimas yra tik tais dalis tos energijos, kurią iš tikrųjų mes dar galime gauti papildomai. Nes didžioji dauguma žmonių remiasi savo paties energijos resursų. Reiškiasi, žmonės net nenutuokia, kad galima energiją paimti iš kažkur tai daugiau. Reiškiasi, jų yra nuostata, kad aš energijos turiu tiek, kiek duoda man jos mano kūnas. Tarkim, aš pamiegojau, pailsėjau, atsikėliau, gavau kažkokį tai kiekį energijos ir išnaudojus tos energijos resursą aš tiesiog jaučiuosi pavargęs, einu miegot. Bet įdomu yra tai, kad jeigu žmonės kliaujasi tik tai savo paties energijos resursų, tas resursas anksčiau ir vėliau pradeda naudoti jų pačių sveikatą, pradeda naudotis. Ta prasme, pradeda sveikatos sąskaita pradeda naudotis energiją. Reiškiasi, jeigu jisai pasikliauja tik tais paties savo energiją, galiausiai jisai pradeda sirgti dėl to, kad jo kūnui neužtenka tik tais jo paties energijos. Nes tos energijos yra žymiai daugiau. Ta pati prigimtinė matrica, jinai jau duoda mums energijos, jeigu mes kamieno matrica, pavyzdžiui, jeigu jinai atsipalaiduoja, jinai gauna daugiau energijos. Šaknų matrica per įtampą gauna daugiau energijos. Reiškiasi, yra papildomi energijos gavimo būdai, ne tik tais, ką turi mano pats kūnas kaip resursas. Ir prie to yra dar keli energijos gavimo būdai, kurių nežinant, jau tiesiog nenaudojant, tos energijos jie taip ir negauna. Bet jeigu mes ją pradedame naudoti, jeigu mes teisingai padarome užklausą, kaip tą energiją gauti, tai prie to, ką mes turime iš savo fizinio kūno energijos, mes gauname jos dar papildomai daugiau. Ir kaip tą energiją gauti, aš jums šiandien ir papasakosiu. O pačios energijos gavimas yra iš tikrųjų labai paprastas. Tai yra dėkingumo energija. Ir tiesiog reikia žinoti, kaip ją pasiimti. Iš tikrųjų, greičiausiai esate daug kas girdėję apie dėkingumo praktikas ir dėkingumo galią, bet aš ir pats pagal save matau, kad nuolatos tai daryti tiesiog reikia ypatingų pastangų, kad tai taptų įpročių, kad tai taptų kasdieninė praktika. Tam reikia įdėti nemažai pastangų, jeigu to anksčiau niekada nedarėte. Tai šiek tiek apie dėkingumo energiją, kas tai yra. Visa visata arba šita, pavadinkime, matrica, žaidimo aikštelė, kur mes gyvename, tai yra įvairiausių energijų šokis, kur susiduria daug įvairiausių energijų. Ir viena iš to energijų yra dėkingumo energija. Ir kada mes nuoširdžiai pradedame dėkoti už dalykus, ką turime, mes lyg mokėtume pinigus į banko sąskaitą. Reiškiasi, galima tokį kaip pavyzdį paimti. Imkime banką. Tarkim, mes gimstame su tuščia banko sąskaita. Ten yra 0. Ir jeigu mes per gyvenimą kaupiam tik tais priekaištus, nusiskundimus, nepasitenkinimus, tai toj mūsų banko sąskaitoj darosi minusas, kreditas. Reiškia, mes tą banko sąskaitą tuštinam į minusą. Ir kada bankas yra skoloje, jisai mums nieko negali duoti dėl to, kad mes nuolatos skundžiamės, esame nepatenkinti, priekaištaujame, žodžiu, esame visko nepatenkinti. Bet jeigu mes pradedame pildyti tą banko sąskaitą, o ją užpildyti mes galime tik tais per dėkingumą. Reiškia, kuo daugiau mes dėkojame, tuo toje sąskaitoje daugėja pinigų ir mes iš vienos gyvenimo linijos pereiname į kitą gyvenimo liniją.
iš nusiskundimų linijos pereinam į dėkingumo ir dovanų liniją. Reiškia, ten, kur yra nuoskaudos, ten, kur yra pretenzijos, ten, kur yra priekaištai, ten yra sunki gyvenimo linija. Iš tikrųjų, ten gyvena didžioji dauguma žmonių, kurie visą laiką skundžiasi, kuriems viskas yra blogai, kurie nepatenkinti gyvenimu. Ir kadangi jų sąskaita yra pilna šitų priekaištų, jie iš tos sąskaitos banko tik tais priekaištus ir gauna savo gyvenime. Bet jeigu mes tą sąskaitą pradedame pildyti dėkingumu už tai, ką mes turime, už tai, kur mes gyvename, ta energija iš tikrųjų per pakankamai greitą laiką, aš rekomenduočiau bent jau 21 dieną tai daryti kasdien ir stebėti, kaip keičiasi jūsų gyvenimas, kada jūs pereinate į dėkingumo energiją. O kaip visą tai vyksta, kaip visas tas procesas vyksta, kaip tas dėkingumas išsireiškia. Tai iš tikrųjų, kuo didesnį plotą, kuo didesnę erdvę paimsime už tai, kam mes esame dėkingi, tuo daugiau tų pinigų mes į tą sąskaitą ir pridėsime, to dėkingumo pinigų. Tai kaip pavyzdį irgi, už ką mes galime būti dėkingi, panaudosime daiktus, su kuriais mes nuolatos realiai kiekvieną dieną sąveikaujame ir susidurėme. Ir netgi iš tikrųjų nuo tų daiktų kiekio ir atsitikęs tas priekaištavimas gyvenimui, kad tas negerai, tas netinka, tas blogas, mes tiek daug visko turime ir mes taip to nevertiname, mes nustojame tai vertinti. Nes prieš 30-40 metų dar, kai aš pats buvau vaikas, kai vadinam, kaip sakant, prie Ruso visko buvo žymiai mažiau, parduotuvės nelūžo, lentynos nelūžo nuo daiktų, tų prekių buvo keli vienetai ir mes tais paprastais dalykais iš tikrųjų mokėjom džiaugtis. Bet kada įstojome Europos Sąjungą, atsidarė sienos, tų daiktų atsirado labai daug ir automatiškai tas vertinimas tų daiktų po truputį blėso ir išblėso. Ir galiausiai tai peraugo tik tais į priekaištus, kad tų daiktų dabar irgi kaip ir nereikia, arba jie yra blogi, ar prastos kokybės. Bet kiek daug daiktų mes naudojamės kasdien? Įrankiai, automobiliai, rūbai, maistas. Žodžiu, mūsų gyvenimas yra pilnas įvairiausių daiktų, ta pati skalbimo mašina. Ir jeigu mes pradedame dėkoti tiems daiktams, kad jie yra mūsų gyvenime, stogas virš galvos, automobilis, su kuriuo aš važiuoju į darbą, rūbai, kurie mane sušildo, batai, su kuriais aš galiu bėgioti ar įlipti į kalnus. Ta prasme, tai yra tiek daug daiktų ir kiek daug žmonių prisidėjo prie to daikto, kad jisai atsidurtų pas mane, kad tas daiktas iš tikrųjų yra dovana, tai yra didžiulė dovana. Tos pačius telefonas, taip, išmanusis telefonas. Kiek daug žmonių dirbo, kad tą telefoną sukurtų. Dizaineriai, architektai, mechanikai, kurie atliko tos visus veiksmus, kad surinktų jį, pardavėjai, logistika. Kiek daug žmonių dalyvavo iki tol, kol tas telefonas realiai atsidūrė mano rankose. Tai jeigu aš išreikščiau dėkingumą visai šitai grupiai žmonių, kurie prisidėjo prie šito telefono gamybos ir tam, kad atsidurtų jisai mano rankose, aš į savo sąskaitą šitoje vietoje įdėčiau didžiulę sumą pinigų. Dėl to, kad aš apimu didelį kiekį žmonių, kuriems esu dėkingas. Tai kuo daugiau žmonių jūs įtrauksite į savo dėkingumo programą, tuo daugiau pinigų jūs gausite į savo banko sąskaitą. Ir tuo greičiau jūs pereisite iš kenčiančio ir besiskundžiančio gyvenimų žmogaus linijos į dovanų ir sėkmės gyvenimo liniją. Reiškiasi, užduotis yra dėkingumo pagalba pereiti iš vienos tikrovės į kitą. Plus, tai yra didžiulis energijos šaltinis. Jeigu mes nuoširdžiai dėkojame žmonėms, kurie prisidėjo prie daiktų, kuriais mes naudojamės mūsų kasdieninėme gyvenime, tai labai labai stipriai netgi atidaro mūsų karūnos čakrą, per kurią mes gauname tą dievišką įstrautą ir tą dievišką energiją už tai, kad dėkojame gyvenimui už tai, ką turime. Tai yra vienas dalykas.
Reiškia, mes galime gauti didelį kiekį energijos iš kosmoso, iš visatos, iš kūrėjo, vien tik tais per dėkingumą, vien tik tais dėkodami žmonėms ir daiktams už tai, kad juos turime savo gyvenime. Tai yra dalis energijos, kurią mes galime dar papildyti, nes dar yra užnugario energija. O užnugario energija tai yra tai, kas stovi man už nugaros. Kas stovės man už nugaros, aš galiu susikurti pats. Aišku, idealiausiai, kad tai būtų mano tėvai, bet ne pas visus yra gražus santykis su tėvais, todėl ne visiems gal ir norisi tos tėvus statyti už nugaros, bet jeigu pas jūs tai yra tokia situacija, kad jūs tėvų kaip už nugario nelaikote, jūs galite pastatyti ten bet kokį autoritetą, ar tai gali būti jūsų kažkoks tai giminaitis, ar senelis, ar močiutė, ar šiaip žmogus, kurį jūs laikote autoritetu. Ir tiesiog įsivaizduoti, kad tas žmogus ar ta grupė žmonių, iš tikrųjų, kuo daugiau žmonių užnugaryje, tuo vėlgi tos energijos bus daugiau. Tai užduotis yra susikurti tokį užnugarį, kuriame aš pats jausiuosi vertingas, nes tas užnugaris mane nuolatos palaiko. Tiesiog įsivaizduot galit, kaip jūsų visa protėvių giminė laiko jums rankas ant pečių, laiko jūs, veda jūs per gyvenimą ir padeda jūs, apsaugo, gina, pataria. Žodžiu, užnugaris yra dar papildomas energijos šaltinis, kuris jau eina ne iš kosmoso, bet jis eina iš Žemės. Reiškia, tai yra dvi skirtingos energijos, kurios gali užpildyti iš apačios ir iš viršaus. Netgi jūs, darydami šias praktikas, turėtumėt pajausti tokį skirtumą, kad gyvenime atsiranda lyg, jūs netgi turėtumėt šiek tiek paaugti, nes kosminė energija dėkingumo kelia jūs į viršų per karūnos čakrą, o užnugaris jūs tiesiog įtvirtina, įžemina į žemę. Ir darant šias dėkingumo praktikas su užnugariu, jūs pajausite didžiulį energijos antplūdį. Aišku, perspėju, kad pradžioje gali būti netgi taip, kad darant šitas praktikas jūsų organizmas gali netgi ir susirgti, bet tai yra tik tais gyjimo proceso dalis. Nes reiškia, jeigu yra kažkokios didelės sankaupos energijų blokų, kurias maitinote būdami toj negatyvioje gyvenimo linijoje, toj priekaištų linijoje, kad tai pasišalintų, tai gali pasireikšti ir per ligą. Reiškia, nenustebkite, kad jeigu jums ir atsitiks kažkoks tai negalavimas, tiesiog supraskite, kad tai yra proceso dalis, nenustokite daryti šitų praktikų, tęskite jas ir pamatysite, kad praeis savaitė ar dvi, jūsų sveikata pasitaisys, jūsų energijos kiekis išauks ir jūsų gyvenimo kokybė ženkliai pasikeis dėl to, kad jūs perėsite iš vienos energijos į kitą. Tai užduotis, kurią reikia atlikti, namų darbai, tai atsakyti 3 klausimus. Pirmas klausimas būtų, kas dalyvauja jūsų gyvenime, už ką jūs galėtumėte jiems padėkoti. Tai, kadangi didžioji dauguma produktų, kuriuos mes naudojame, tai yra pagaminti Kinijoje, tai aš tiesiog rekomenduoju padėkoti visiems Kinijos darbuotojams, kurie be galo stipriai stengiasi, kad tie daiktai atsidurtų pas mus lentynose, kuriais mes nuolatos naudojamės. Ar tai būtų indai, ar tai būtų įrankiai, ar tai būtų tie patys telefonai. Žodžiu, didžioji dauguma produkcijos gaminama yra Kinijoje. Tai jeigu mes įsivaizduojame visą Kinijos liaudį, didžiulį kiekį žmonių ir išreiškiam jiems dėkingumą už tai, ką jie daro, mūsų banko sąskaita pasipildo didelė suma pinigų, energetinių pinigų, kurie išsireikš per dovanas, per darbo pasiūlymus, per kažkokius tai tiesiog netgi neprognozuotus pinigų papildymus kažkokius arba, žodžiu, pas visus iš tikrųjų bus labai skirtingai, bet tų dovanų bus pas visus, kas šią praktiką atlikinės. Tai pirmas klausimas. Kokiems žmonėms aš esu dėkingas už tai, ką aš turiu? Tiesiog jūs galite vizualizuoti kiekvieną dieną tokia kaip užduotis, arba net galite užsirašyti ant lapuko žmonės, kuriems aš esu dėkingas. Tai gali būti
logistikos vairuotojai, kurie atveža prekes, tai gali būti pardavėjai, kurie išnešioja maistą po parduotuvės ir sudėlioja jas į lentynas, arba kasininkai, kurie tą maistą pardavinėja, arba mokytojai, kurie mane mokė mokykloje, arba dėstytojai, kurie mane universitete mokė, kur aš irgi žinias kažkokias gavau. Reiškiasi, aš turiu padaryti sąrašą žmonių, kam aš esu dėkingas už jų pastangas pagaminti daiktams arba paslaugoms, kuriomis aš naudojuosi. Tai yra vienas dalykas. Antras punktas, tai padaryti sąrašą daiktų, kuriems aš esu dėkingas, kad aš juos turiu. Tai tas pats telefonas, ar automobilis, ar namai, rūbai. Žodžiu, galite išsiplėsti iki visko, ką jūs naudojate. Tas pats tušinukas, vat kas jį pagamino, žmonės, kas jį atvežė, kas sugalvojo tą dizainą, kas sugalvojo fabriką pastatyti tų tušinukų. Reiškia, tai yra didžiulis kiekis žmonių. Tai pirmas, žmonės. Antras, daiktai, už kuriuos aš dėkingas. Už netgi į tą pati skalbimo mašiną. Į ją žiūrėti ne kaip į skalbimo mašiną, bet kaip į dovaną visatos, kuri man be galo palengvina mano gyvenimo kokybę. Nes jeigu aš turėčiau kiekvieną vakarą skalbti savo maikės, aš tam išleičiau didžiulį kiekį resursų ir energijos ir galbūt aš galėčiau mažiau skirti laiko ar dėmesio savo, saviugdai, savęs pažinimui. Todėl priimti tą skalbimo mašiną kaip didžiulę dovaną, arba automobilis, arba viešasis transportas, kuris nuveža mane iš taško A į tašką B, kad man nereiktų eiti peškomis, nes tam aš irgi sugaiščiau daug laiko. Tai į paprastus dalykus žiūrėti kaip į visatos dovanas, į daiktus, kuriais aš naudojuosi, žiūrėti kaip į dovanas. Ir jeigu aš juos pradedu žiūrėti kaip į dovanas, tai vėl pildo mano tą vadinamą banko sąskaitą energiją, kuri galiausiai grįž man su dar daugiau dovanų, dar daugiau daiktų ar pinigų ar dar kažkokių pasiūlymų, ko man tuo momentu reikia. Na ir trečias punktas, tai mano užnugaris. Ką aš statausi į savo užnugarį. Tai gali būti mano tėvai, jeigu yra mano ryšys su tėvais geras ir stiprus, aš statausi tėvus, senelius, mokytojus, dėstytojus, galbūt savo kažkokius tai autoritetus, žmonės, kurie man yra autoritetingi, kuriuos aš laikau kaip gyvenimo mokytojais. Jeigu aš noriu, tarkim, praturtėti, aš į užnugarį statysiu žmonės, kurie yra pasiekę, milijonieriai, milijardieriai. Jeigu aš noriu kažką tai išmokti, aš statysiu į užnugarį kažkokius tai profesorius, kurie tą amatą moka, išmoko, jie yra to specialistai. Reiškia, to, ko aš noriu gyvenime, tokį ir užnugarį aš savo statau. Ir kiekvieną rytą nubudęs aš tiesiog irgi susirašau ar ant lapuko tos žmonės, kurie yra mano užnugaris ir tiesiog perskaitau. Štai yra mano užnugaris ir aš jam esu be galo dėkingas, kad jis mane palaiko, kad jisai veda mane per gyvenimą, kad jisai mane saugo. Ir tuo pat būdu, tuo pat metu aš gausiu iš žemės didžiulį kiekį energijos. tą palaikymo energiją, tą varomosios jėgos energiją. Ir kas dar įdomus momentas, kas šitoje vietoje atsitinka, kada aš realiai pradedu dėkoti, pildyti tas banko sąskaitas su tvirtu užnugariu, energija iš viršaus ir energija iš apačios mane tiesiog ištempia, aš tiesiog pailgėju, netgi žmonės būna pradedantis daryti šitas praktikas, jų netgi ūgis 2-3 cm padidėja dėl to, kad stuburas išsitempia, dėl to, kad energija, magnetas įtraukia į vieną ir į kitą pusę, reiškia, žmogus, jisai gauna didžiulį kiekį energijos darimui, išreikšti tą dėkingumą, kuriuo jisai pats naudojasi. Reiškia, kuo mes daugiau naudojamės, kuo mes daugiau dėkojame už žmonėms, kurie prisidėjo prie tų dalykų, kuriuos mes kasdien naudojamės, kada mes dėkojame už tos daiktus, kuriais naudojamės, kada mes turime tvirtą užnugarį, kurį patys susikūrėme. Tai yra tiesiog didžiulis energijos srautas, kuris jūs privers daryti. Jūs negalėsite sėdėti. Jeigu jūs darysite šitas praktikas, jūs pastebėsite, kad jūs negalite tiesiog sėdėti ir nieko nedaryti. Dėl to, kad jums bus tiesiog didžiulis energijos perteklius. Tai 12 pamokos namų darbai yra 3 punktai. Pirmas.
kas dalyvauja jūsų gyvenime, kam galėtumėt padėkoti, už kokius daiktus galėtumėt padėkoti, kuriuos priimate kaip dovanas ir nuolatos žiūrėsite dabar į tos daiktus kaip į dovanas, o ne kaip kažkokius tai tiesiog daiktus. Na ir kas yra jūsų užnugaris. Pasidarote tvirtą savo užnugarį ir stebėkite, kaip tai keis jūsų gyvenimą. Aš rekomenduoju bent 21 dieną daryti šią praktiką. Kiekvieną rytą pasitikrinate savo raštelį, kas yra, kam dėkojate, už kokius daiktus ir su kokiu užnugariu. Ir jūs patys pajausite, kaip pas jūs kiekvieną dieną vis daugės ir daugės energijos. Tai savo sąrašus galėtumėte irgi pasidalinti po šio video. 1, 2, 3 punktai, kokiam žmonėm dėkojate, už kokius daiktus, su kokiu užnugariu. Na ir tiesiog stebėkite, kaip keisis jūsų gyvenimas. Dar bus paskutinis 13 mūsų įrašas, tai yra kaip apžvalginis viso kurso tokia dalis, kur mes aptarsime dar šiek tiek visas užduotis, kaip mums sekėsi, kaip visa tai veikia mūsų gyvenimus. Na ir ką? Linkiu visiems visokiojopos sėkmės ir tikiuosi, kad šitas kursas nenueis veltui, kad jūs darysite tas praktikas, kad jūs transformuosite savo gyvenimus ir gyvensite džiaugsme, laimėje ir rojuje žemėje. Ačiū Jums už dėmesį ir iki.